Ką jūs galvojate apie kurortinius romanus? Tai jeigu ir vienai ir kitai pusėje tai teigia malonumą, tai teigiamai? Priklauso nuo žmogaus. Vertybių moralinių, manau. Aš tai nesu už juos. Nežinau, aš tai nebeprisimenu. Ta prasme, bet kokiu atveju, ko gero nesmerkiu tų žmonių, kurie neturi jokių įsipareigojimų ir renkasi savo tuos įgūdžius įgyvendinti kurortuose. Aha. Aš galvoju apie juos. Galvoju, kad jie yra. Aš nesmerkiu, bet čia kiekvieno žmogaus pasirinkimas yra. Tai, O jūsų pasirinkimas toks? O, geras klausimas. Kaip tik tinkantis gintarai tau. Ne, iš tikrųjų neturiu nieko prieš. Gerai, O, praleisti laiką. o yra reikšmė, kai kurortinį romaną turi santykių įsipareigoja žmogus ar neįsipareigoja žmogus? Priklauso kiek ilgai tie santykiai tęsiasi, sakyčiau. Ar paskui palaikomas ryšys po tų kurortinio. Tai aš manau, kaip be šito. Kaip be šito, ne? Čia gyvenimas, mes gyvenam vieną kartą. Taip kad. Aš už. Ignai, ką galvojate apie kurortinius romanus? Neturėjau. Negaliu pakomentuoti. Nežinau, manau smagu. Jeigu nieko neturi, jokio žmogaus, kuris yra labai svarbus, tai galbūt ir nieko. Arba jeigu labai gerai moku nuslėpti, tada gal irgi nieko. Okay.